Sveiki visi, labai iš tikrųjų netikėta ir smagu tiek kalbėti iš visiškai kitos perspektyvos. Čia atėjęs iš filosofijos lauko, aišku, nemažai laiko praleidau vienaip ar kitaip teatre, tai ir dirbdamas su dramaturgija, ar muzikos ir teatro akademijoje, dirbdamas su vertimais, kurių jau tikrai gausiai prisikaupė. Tai iš tikrųjų pristatysiu to savo žvilgsnio, kuris galbūt yra kitoks, bet vis tiek, įdomu atkreipti dėmesį, nes būtent čia ir Jonas kalbėjo apie tą lietuvišką identitetą, lietuvišką tapatybę, iš tikrųjų mūsų ir yra ta viena iš didžiausių problemų, kad mes gyvename verstinėje literatūroje, verstinėje dramaturgijoje, iš tikrųjų nežmoniškas kiekis pasirodančio kūrinių, tiek prozos, tiek dramaturgijos visgi yra verstinė. Ir aišku, svarstyti apie save, visgi neretai reikia svarstant per kitą, per kitus. Ir aš remsiuosi 4 pjesėmis, tokiomis, ir tiek Prancūzijoje, tiek apskritai vakarų teatre, jos tokios vienos fundamentalios, kitos šiaip tiesiog yra labai įdomios. Tai Žano Rasino Faidra, kuri vis dar nepastatyta yra Lietuvoje, nors tai yra teoriškai vienas labiausiai aptariamų tekstų, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Taip pat Žano Polio Sartro Musės, kurias pats ir esu išvertęs, bet irgi dar nepastatyta. Anujo Antigonė, kuri yra jau įsitvirtinusi lietuviškoje teatro kultūroje. Ir Rebekos Šajo Juodas geismų žemėlapis. Taip pat mano verstas kūrinys, parašytas tik 23 metais, 24 metais buvo išverstas Versmės festivaliui. Turbūt tokia viena įdomiausių, viena ekscentriškiausių autorių Prancūzijoje šiandien. Kilimo iš Antilų salų yra. Aišku, tas visiškai kitas kontekstas atsiranda, supinamas su paryžietišku gyvenimo būdu ir apskritai įsikūrimu Paryžiuje. Ir tokį pasiūlantis visiškai kitą žvilgsnį į dramaturgiją, į prancūzišką kūrybą. Ir apskritai, kalbant apie tą dekonstravimą, naudoju, aišku, žodį dekonstravimas, nes filosofija dekonstrukcija tai jau yra siejama su vienu konkrečiu mąstytoju, apie kurį šiandien nekalbėsiu. Ir tiek apie šitas 4 kūrinius, tiek apskritai apie dramaturgiją dažnai aš kalbėdavau iš kontekstinės pusės, kalbėdamas apie kultūrinius kontekstus. Šį kartą kalbėsiu iš kultūros teorijų pusės, pristatydamas šitos 4 kūrinius tam tikrų mąstytojų šviesoje ir, aišku, atkreipdamas dėmesį universalius dalykus, universalias atneštas tendencijas iš lietuviškame teatre, šiaip labai mėgstamo prancūziškos dramaturgijos. Tai kur slypi tas poreikis ardyti tragedijos tvarką, tai aišku, 20 amžius leidžia permastyti visą tai, ką mes turėjome, tą paveldą, ypač klasikinės dramaturgijos, antikinių dramų. Ir vėl tas tampa aktualu dėl tam tikrų procesų. Tai aišku, tas pirmas punktas šiek tiek atskirtas nuo kitų punktų yra, nes Žanas Rasinas visgi nėra 20 amžiaus kūrėjas, tai yra 17 amžiaus dramaturgas, bet būtent tuo laikmečiu atsiradusi antikinė drama ir Prancūzijoje tai būtent yra siejama su Žanu Rasinu ir 20 amžiaus dramaturgai labai dažnai atsigręždavo būtent ir į Rasino ar į, žinoma, beveik amžininko Kornelio kūrybą, vienaip ar kitaip apie ją svarstydama, bet būtent graikų dvasią, graikų dramą į Prancūzijos kultūrą būtent atvedė Rasinas. Ir žinoma, čia susidarėme su tą situaciją, kad kažkokie klasikiniai kūriniai, ar tai būtų bibliniai siužetais, ar tai būtų antikiniai siužetai, žinoma, paklūsdavo didikų valiai, kurie, aišku, būdavo ir mecenatai, taip atsirasdavo 3 karalių paveiksle visi baltaodžiai, nes Medičiai buvo visi baltaodžiai. Ar, pavyzdžiui, Rasino kūryboje atsirasdavo tam tikros
pokyčiai, sakykime, Rasino Faidroje nuo Euripido, Hipolito ar Senekos Faidros, vien tik dėl to, kad tam tikrus žodžius, tam tikrą emociją turėdavo įdėti ne tik į Faidros, bet ir į didikų lūpas ir tam tikrai, aišku, kontekstai negalėdavo nuskambėti dėl tam tikrų etinių normų. Taip pat, aišku, kalbant apie 20 amžių, atsiranda psichoanalitinis kontekstas, tai iš esmės peržvelgti antikinę dramaturgiją per pasąmonę, iš pasąmonės prizmės, aišku, atsiranda ir tas neurozės motyvas, neurotiška sąmonė, kur irgi yra labai įdomi persvarstyti jau 20-ame amžiuje, vaizduojant tą personažą, ir susijęs tiesiogiai jau su ta situacija, kuri vyksta 20-ame amžiuje. Karo realybė ir žmogaus ribinės patirtis, aišku, vėl skatina gręžtis į antikinę tragediją, į tam tikrą tą izoliacijos būseną. Ir apskritai, kaip ir pats Sartras yra sakęs, kada pasitelkti graikų dramą negu fašistinėje Prancūzijoje. Karo Rusijos invazijos į Ukrainą atveju vėl iškyla ir Antigonės tema, vėl iškyla tam tikri antikiniai kontekstai, jau vien dėl to, kad antikinė drama ir buvo rašoma karų, neramumų aplinkoje, skatinant, aišku, ir patį žmonių įkvėpti žmonės, kadangi, senovės Graikijoje nebuvo tokio dalyko kaip prievarta ėjimas ginti valstybės, ginti to polio, miesto valstybės, bet reikėdavo ir įkvėpti gyventojus ir, aišku, tai darydavo dramaturgija. Atminties tema, žinoma, tai siejama su Prustu. Ir taip kaip Vokietijoje po Antro pasaulinio karo pamatytumėt, kad visoje kūryboje vyrauja baimės tema, taip po Prusto visoje prancūzų kūryboje vyrauja atminties tema. Todėl ir antikinės dramaturgijos permąstymas vėlgi yra susijęs ir su daug kalbėjimo apie atmintį, atsigręžimo į praeitį, visiškai kitaip vaizduojant veikėjus. Atsiranda miesto tema, miestą suprantant ir kaip labirintą, reiškia vėlgi tą antikinį įvaizdį permąstant per pasąmonę, minotaurą, per psichoanalitinėme kontekste matant, ir aišku, apgulto miesto tema, tiek Antigonė Anujo, tiek Sartro Musės yra rašytos okupuotame Paryžiuje, aišku, su tam tikra žinute Paryžiaus gyventojams, nors patys kūriniai vyksta tarsi kitose erdvėse, metaforinėse. Tragiškojo herojaus permąstymas, aišku, čia susijęs ir su postmodernizmu, ir su Joyce'u, apskritai su pakitusiu žmogaus mąstymo, to troškimo, iššaknitumo troškimo, bet kitais metodais nei buvo anksčiau, su religijos nuosmukiu, žinoma. Kalbinis posūkis, aišku, čia su Wittgensteinu siejamas, bet Prancūzijoje taip pat labai paplitęs, su Rorčiu įsitvirtinęs. Todėl yra vartojamas tas yra angliškas terminas, bet vėlgi prancūzų dramaturgijoje kalba vaidina esminiam vaidmenį, tampa viena iš pagrindinių veikėjų, per ją yra neretai mąstoma. Ir aišku, postkolonijinis kontekstas, tai vėlgi tai yra neatsiejama ir su pačia Prancūzija. Ir vėlgi leidžia kitaip žvelgti į tam tikrą klasikinę raišką. Tai lyginant Euripidą ir Rasiną, vėl čia galima svarstyti apie tą konservatyvumo ar liberalumo skirtį pačioje dramaturgijoje. Tai Euripidas šiaip buvo laikomas pažangių dramaturgų, pažangus gyvenamojo meto mąstytojas ir šiandien netgi Euripido Trojietės laikomos tokio kaip pavyzdžių, iš esmės tokios feministinio kūrinio. Netgi Euripidui buvo ir priekaištauta, kad jis yra labai pesimistinis, kad jisai neįkvėpia visuomenės, kad jo labai skiriasi dramos nuo Eschilo ar Sofoklio. Sofoklis tarsi vaizduoja žmonės, kokius jie turėtų būti, Euripidas tarsi tokius, kokie jie yra. Žinoma, Euripidas gyvena ir alinančio Peloponeso karo laiku, suprasdamas ir tuos padarinius. Taip pat atsiranda jau jo kūryboje kritika religijos atžvilgiu. Iš esmės jau jis nepasitikė tokiais labai daug žmogiškų bruožų turinčiais dievais, kaip jisai pats savo dramaturgijoje teigia. Patys ir graikai, aišku, savo labai kritiškai žvelgia dievus. Demokratinių Atėnų iškėlimas kaip demokratinės santvarkos, ją priešinant vienvaldiškai Spartai, tokiai
vienvaldiškumo ir žiaurumo principais besivadovaujančiais, prievartos smerkimas. Na ir aišku, jis buvo laikomas žmogaus sielos žinovas. Jeigu kalbėtume apie Eschilą ar apie Sofoklį, tiek kiek išlikę yra, aišku, ten tų idėjų išreikštų arba kovos už tiesą yra gerokai daugiau negu Euripido kūriniuose, kuriuose jau yra labiau išryškinama emocija. Na, Rasinas labai skiriasi iš tikrųjų nuo savo beveik amžininko Kornelio. Jisai pasitelkė būtent mitologinius, ne istorinius daugiausiai kontekstus, perteikė insenistinės idėjas, kurios taip pat buvo susijusios ir su to meto tokie irgi buvo tam tikra tarsi ir religinė kryptis, kuri teigia, kad žmogaus gyvenimą lemia lemtis, bet ta lemtis, aišku, kad žmogaus likimas iš esmės yra dievų rankose. Ir jam pasiseka ar jam nepasiseka būtent dievų valia. Taip pat Rasino teatras jisai nekelia kaip Kornelio teatras pasigėrėjimo, bet kelia gailestį ir užuojautą, meilė iškeliama į pirmą planą politikos, būtent politikos atžvilgiu. Ir atrodo, kad Rasinas yra jausmų toksai meilės dramaturgas, nors paskui, kai kalbėsiu apie Rolaną Bartą, parodysiu, kad yra visiškai kitaip. Taip pat aistros ir proto kovos dramaturgija ir būtent ta dialektika, ta kova tarp aistros ir proto, žinoma, yra ypač kai protas nenugali, kaip Kornelio pjesėse parodo, kad aistros įveiktas žmogus, žinoma, kad yra silpnesnis, mums pasirodo. Renkasi mitologiją, bet tos aistros mitologinės, tie personažai, kurie, aišku, buvo valdovai lyginami su viešpačiais, žinoma, turėjo priminti tiesą, turėjo priminti realias aistras. Na ir aišku, tą lemties viršenybę, apie kurią jau kalbėjau. Na ir aišku, 17 amžiuje parašyta Phaedra, tokia, tarsi ir apie tos lemties gniaužtus, ir primenant, kad Phaedra buvo išvadavusios Tesėją iš labirinto, Ariadnės, tokia kaip ir priešininkė, ta prasme, kad būtent su Tesėju buvo Tesėjo žmona. Na ir kalbant apie kultūrinius jau kontekstus, tai Rolanas Bartas permasto visiškai kitaip ne Anujo, bet Rasino pjesę ir žvelgia ją iš visiškai tokios struktūrologinės, galima taip sakyti, perspektyvos. Tai jis išskiria, kad tragedijų vietos yra 3, tai yra kambarys, prieškambarys ir išorė. Aišku, tai susiję ir su didikų gyvenamąją realybę. Tai kambarys yra tarsi mitolos liekana, nematoma ir baisi vieta, kurioje tūno galia iš didžiausios, ir jinai turi substitutą karaliaus tremtį, grėsmę, kai nežinoma, ar pavyzdžiui, didikas yra gyvas ar miręs, pavyzdžiui, Tesėjas. Apie ją kalbama pagarbiai ir su baime, apsilankant apima nerimas. Tai ir galios bei jos esmės buveinė, kurios formos suteikia jos funkcijose, įžudo tarsi nematoma. Prieškambaris tai yra scena, ta, kurioje ir vyksta veiksmas, tai yra visokiausio pavaldumo vieta. Čia yra laukiama, ji priklauso vidui ir išoriai, tai yra galiai ir atsitiktinumai. Prieškambaris yra tas kalbos plotas, kuris būna tarp tylos, tai yra kambario ir pasaulio, kuris yra išorė. Ir čia tragiškas žmogus yra pasimetęs tarp daiktų apraiškos ir esmės dėsto savo samprotavimus. Tai yra perėjama iš to, kas slaptinga, į tai, kas ištarta, kas yra atskleista. Na, o išorė neturi jokio pereinamojo tarpo, skiriančio nuo prieškambario, jinai yra siejama su jūra, laiptai leidžiasi laivus pasiruošusius išplaukti, keliai vedantis į tolį, jie jau nesudaro tragedijos dalies. Ir pati išorė taip pat yra, taigi tragedija nuo Barto yra kartu ir įkalinimas, apsauga nuo visko, kas nėra tragedijos esmė. Ir išorė susideda irgi taip pat iš 3 dalių - mirties, sprukimo ir nutikimo. Tai mirtis tarsi nevyksta tragedijos erdvėje, čia yra pašalinamas netyrumas, nemalonus realybės vaizdas. Vienintelė tragiška kategorija nuo Barto iš esmės yra kalbos kategorija.
Tragedija niekada nemirštama, nes visuomet kalbama. Apskritai herojai išeiti iš scenos, tai iš prieškambario yra mirties nuosprendis. Nors kalbos plotyje verčiami kentėti, bet išėję už jo miršta, nebeglobojami šio tragedijos ploto. Ir realybės erdvėje patiriama kančia yra mirties substitutas, nes kai atimama kalba, atimama ir gyvybė. Sprukimas susijęs su žemesnio rango artimųjų paliepimais, jis parodo, kaip tai gali būti greita. Ir trečioji funkcija yra laikyti veiksmą savotiškame karantine. Prieškambaryje uždarytam herojui trūksta nutikimo ir jam yra per daug laiko, netgi erdvės laiko, tokia einšteiniška problema gaunasi. Ir taip pat Bartas atkreipė dėmesį psichoanalizės momentą ir tarsi tvirtinama, kad Rasinas vaizdavo žmonės tokius, kokie jie yra, bet Bartas teigia, kad visgi žmogus yra žemesnis negu vaizduoja tarsi ne tokį, koks jis yra, bet truputį žemiau. Tai nuo Barto rasiniški veikėjai nėra personažai, bet aktoriai suprantami kaip kaukės. Rasino kalba jinai nėra individualizuota, tarsi kalbėtų neskirtingi personažai. Ir čia yra iškeliama svarbi idėja, kad santykiai klostosi pagal pirmykštės bendruomenės schemą, tai yra pagal geidimo ir valdžios ryšį. Ir iš esmės, kaip dėlioja schemą Rolanas Bartas, tai Rasino pjesės nėra meilės pjesės, bet iš esmės prievartos. Anot Barto Rasino kūrybos susiduriama su tokiu žmonių ryšiu, kai erotika yra tik antraeilė ir esminis santykis yra tas vyresnybės santykis, meilė tik jį atidengia ir jis gali būti formalizuojamas taip, A turi visą galią B atžvilgiu, A myli B, kai B nemyli A. Ir čia taip pat rašau apie tą paaiškinimą, kodėl tai yra būtent tas vadinamas prievartos teatras. Apskritai, net jo kūryboje Bartas pastebi, kad nėra grožis, kažkaip nekreipiamas dėmesys į grožį, iš tikrųjų net lytis yra taip pat apsprendžiama galios. Na ir aišku, atsiranda laisvės tema, apie Bartą kalba ne tik tai, Rasiną kalba ne tik tai Bartas, bet ir Sartras, ir jisai kalba, kad A nori jėga atimti B laisvę, ir čia aišku patenkama į tam tikrą paradoksą. Ir pats Sartras, jisai suformuluoja tam tikrą tokią situacijų teatro sampratą. Jisai kritikuoja psichologinį teatrą ir primena, kad didžiosiose tragedijose, tokiuose kaip Eschilo, Sofoklio, Kornelio, pagrindinė varomoji jėga yra laisvė. Tai Oidipas yra laisvas, Antigonė su Prometėju taip pat yra laisvi. Ir antikinėse tragedijose tai, ką laikome neišvengiamai lemtimi, yra iš tikrųjų tik tai kita laisvės pusė. Charakteris iš esmės yra apsprendžiamas nesukuriant kažkokias aplinkybės ir paskui visas veiksmas iš esmės veda veikėjai tą pražūtį dėl jo tam tikrų charakterių savybių, bet būtent charakteris yra sukuriamas visiškai čia ir dabar, tai yra jo tam tikrais pasirinkimais, reiškia sukuriant tam tikrą situaciją, kuriuose metamas iššūkis jo tam tikroms laisvėms ir jisai turi rinktis. Viena iš galimybių, aišku, visada yra mirtis ir tas jo laisvas pasirinkimas, žinoma, kad yra jo charakterio kūrimas. Tai reiškia, charakteris yra apsprendžiamas jau nusileidus uždangai. Ir to principus jis sukuria, aišku, kūrinį Musės, apie kurį jau kalbėjau, šiek tiek paminėjau pradžioje, tai iš esmės Orestėjos permąstymas, žinoma, nesukuriant trilogijos, bet sukuriant tokį fiktyvų Argo miestą, kuris iš tikrųjų yra okupuotas Paryžius, ir ten apsvarstant tam tikras situacijas. Ir jo yra esmė sumažinti, aišku, dievus, apskritai sumažinti tą teizmą, palikti tą ateistinę viltį ir apskritai kalbėti, kad kai žmogus supranta, kad jis yra laisvas žmogus ir jam jau nebereikia, kaip sakyti, tų dievų. Aišku, prancūzai jautė didelę kaltę, juos kankino sąžinės priekaištai, taip vadinamos musės, iki reizyzenčios, ir aišku, nacija norėjo, kad prancūzai taip jaustųsi, na ir aišku, tiek Camus, tiek Sartras budino savo
tautą, prancūzus, kalbėdami, kad reiktų nusigręžti nuo praeities, kuri neišvengiamai siejama su sąžinės priekaištais, ir žvelgti į ateitį, kuri turėtų būti kuriama ta ateitis. Tai mokytojo žodžiai, aišku, čia galima kalbėti, dar būtų plačiau, susijęti tą saulės metaforą, kur, aišku, čia platoniška prasme vartojama kaip tiesos metafora, bet žinoma, susijęti ir su Rasino pjesėmis, kur yra labai dažnai žaidžiama saulės ir šešėlio metafora, šviesotamsos tokia tarsi samprata. Ir kita šalia pasirodžiusi pjesė, taip pat tam okupuotame Paryžiuje, yra Antigonė Nujo, kuri irgi yra vaizduojama, su jau mano tais minėtais, įskaitytais kaip sakyti, elementais, kad ir atkreipiamas dėmesys į psichoanalizę, daug kalbama apie vaikystę, atminties tema atsiranda, ko šiaip Sofoklio pjesėje to tarsi nepajustume. Ir kažkaip man organiškai pradėjo sietis su neseniai vėl suaktualėjusiamis Vilhelmo Reicho idėjomis, kuris kalbėjo apie kūno laisvę ir politiką. Reichas buvo psichoanalitikas, bet aišku, jis labiau siejamas jau yra su kūno psichoterapijos sfera. Buvo Freudo mokinys, gabiausias, sakoma, jo mokinys, aišku, po Jungo, bet su Jungu susipyko. Ir iš tikrųjų Reicho idėjos labiausiai pradėjo aktualizuotis vėl, kai prasidėjo Black Lives Matter judėjimai, COVID-o problemos, kada iškyla kūno laisvės ir politikos tema. Ir kažkaip tai Britų intelektualė Olivia Laing kaip tik ir parašė knygą Kūnas ir laisvė, taip pat atsispirdama nuo Reicho mąstymo ir, aišku, jo labai kontroversiškos asmenybės ir, aišku, sudėdama, sudėliodama, supindama su kitais kontekstais. Ir man kažkaip labai organiškai skaitant susijungia su pačio Nujo Antigonė. Kalbant apie Reichą, tai aišku, tai siejama ir jisai labai, jo idėjos paplito feministinėme kontekste, kalbant apie moterišką tapatybę, kai daroma prielaida, kad nuo vaikystės tarsi lydi stiprus jausmas, kad kažkas stipriai yra laikoma viduje savyje, tartum kažkokia paslaptinga širdgėla, kurios priežastis sunku suprasti. Ir tas lemdavo, kad, aišku, iš pradžių atsigręždama į feministinę literatūrą, menininkės ar ne tik menininkės, bet apie jas, aišku, daugiau ten kalbama buvo, bet ir galiausiai sugrįžtama prie Reicho idėjų ir čia kūnas tyrinėjimas ne jo grožio ir sveikatingumo aspektu, kas beje yra ir klasikinėse dramose yra neanalizuojama, bet svarstant gyvenimo jame patirtis, jo pasidavimo malonumui ir skausmui, neapykantai ir geismui. Tas atsiranda kūno šarvo idėja, kai žmogus tarsi susikausto viduje ir pabrėžia, kad su šitą mintimi apie kad kūnai tai objektai, kurių laisvė riboja pasaulis, ateinama iš vaikystės, o pasaulis keičiamas yra subūrus kūnus į gatves. Yra įdomus yra Nujo Antigonė, būtent pasireiškiantis choro motyvas. Laisvė turi kainą ir tą kainą taip pat reikia mokėti kūnų. Tai Reicho idėjos būtent labai paplito po Pirmo pasaulinio karo Vienoje, kai buvo padaryta prielaida, kad žmonių kūnai nešioja praeities patirtį ir emocinį skausmą, kaupia tam tikrą įtampą. Nors pats Reichas šiaip dirbo su darbininko klase labiausiai. Ir jisai norėjo perprasti, kodėl sunku gyventi kūne, kodėl žmogui gali kilti noras iš jo pasprūkti ar jį nuslopinti. Ir Reichas manė, kad emociniai išgyvenimai ir politika nuolat darė poveikį žmogaus kūnui. Tik jis, aišku, manė, kad tai galima pagerinti. Jisai manė, kad kūnai sklidini galios ir kad jie galingi nepaisant savo akivaizdaus pažeidžiamumo, bet būtent dėl jo. Ir aišku, kūno tema labiausiai yra keliama Antigonėje, tiek kalbant apie vieno iš brolių, Polinėko draudimą palaidoti iš valdovo pusės, tiek žinome apie pačią Antigonę, kuri pasirenka likti tiesos pusėje, bet ne valdžios pusėje ir paukoja savo kūną, savo gyvybę už brolį.
Aišku, pats Reichas labai daug kalba. Aha. Taip, jo, man yra liks tas paskutinis kūrinys. Tai iš esmės Reicho teorijoje labai justi tos pačios prielaidos, tie patys pavyzdžiai tiek apie karį, kaip jisai pasitelkia kaip pavyzdį apie tą ištvermingą kūną ir apie tą socialinę dimensiją, taip pat šuniuko motyvas, kuris taip pat Anujo kūryboje gali toks atrodyti paslaptingas. Visą tai randa atgarsį to meto vienoje iš ryškiausių prancūziškų tendencijų, kurią ir perima būtent Anujo kūriniai, kurie taip iš pažiūros galėtų atrodyti gana paslaptingi ir tarsi nesekantis viena ar kita mintimi, bet puikiai integruojantis to meto kontekstą. Tai Reichas ir kritikavo psichoanalizę, būtent kaip jinai visiškai nepaisė politikos. Na ir tas kitas įdomus yra kūrinys Juodas geismų žemėlapis, kuris tam tikrą prasme perinterpretuoja, įdomiai žvelgia į Tenesio Viljamso geismų tramvajų, matydamas visiškai kitame kontekste, artikuliuodamas galbūt tam tikras neišrašytas idėjas toje Tenesio Viljamso dramoje. Ir aišku, čia jau tas ateina taip pat su Reicho idėjomis susijęs, nes vis tiek jungiasi dalykas, kokį vaidmenį vaidina gatvėje atsiradęs ir apskritai protestuojantis kūnas. Ir aišku, tas politizavimas apskritai kūno, kad kai kurie kūnai, jie tarsi tam tikrą prasme galėtų būti nusikalstami dėl kažkokių visiškai nenustatytų priežasčių, bet tiesiog ar dėl rasės, ar dėl kitų sumetimų. Čia šiek tiek tiesiog susipažinimui, kadangi kūrinys yra iš esmės nežinomas, negirdėtas, abejoju ar skaitytas nebent Versmės festivalyje, teko girdėti. Iš tikrųjų, jo pobūdis yra labai specifiškas, kalba yra labai savotiška, žinoma, primena Antilų salų ir apskritai postkolonijinės literatūros specifiką, kai yra kuriamas toksai tarsi kolektyvinis pasakojimas, tarsi protėviai prisimenami, kiek jums pavyko permesti akimis, bet pats lyginimas Tenesio Viljamso su Rebekos Šajo tekstu, tai yra iš esmės daug tokių panašių paralelinių dalykų, bet žvelgiama jau kaip pateikiamas tas kūrinys kaip politinio teatro pavyzdys, nors ten poezijos atrodo tiek daug, kad mes pamirštame politiškumą, skaitydami tą kūrinį ir kaip ir aktoriai kalbėjo, kurie skaitė tą pjesę, kad sako, atrodo, kiekvieną kartą tu kasdien paimi tą kūrinį ir tau vis daugiau tų sluoksnių atsiskleidžia, kas yra, aišku, yra susijęs su to postkolonijine literatūra ir apskritai su tuo kalbėjimo būdu. Tai tikrovė ir poezija, kas Viljamsui būdinga, čia tampa, kur šitame Šajo kontekste ir Antilų salose tikrovė yra kaip poezija perteikiama, tikrovė apskritai suprantama kaip poezija. Bet socialinė kritika, kas siejama, aišku, su Viljamsu ir šiaip Amerika ir to kontekstu yra socialaus mąstymo kritika, nes juodaodžius dažnai matome kaip grupę, bet ne kaip atskirius individus. Nors jie individualizuojasi ir labai aiškiai dėl klasinio teatro koncepcija būdingai Viljamsui. Čia yra čiabuvių pasaulėjauta kaip specifinės tikrovės, amerikietiška svajonė ir tikrovės iliuzija kaip konsumerizmas ir egzotizmas, nes dažniausiai mes naudojame tų žmonių produkciją, pavyzdžiui, kava, bananai ir taip toliau. Ir taip pat vartojame ir tos juodaodžius, juos egzotizuodami kaip prekes. Žemės stichija, plantacijos įvairios ir taip toliau, Šajo yra vanduo, salos, šviesos ir tamsaus dialektika, čia yra šviesaus ir tamsaus dialektika, aišku, ir su rase susiję, bet ne tik. Psichologinė drama apie outsiderio, atstumtojo likimą ir politinė drama apie atstumtųjų kūrimą. Na ir pabaigiant, tai jeigu atkreiptumėte dėmesį, ir Tenesio Viljamso geismų tramvajai yra labai daug tokių prancūziškų kontekstų, tiek Naujasis Orleanas su kreolais siejamas, o kreolai būtent ir yra Antilų salų gyventojai, tiek Eliziejaus laukai.
neatsiejami nuo Paryžiaus, nors tai yra biblinis kontekstas, antikinis kontekstas, tie kiti elementai, kurie vienaip ar kitaip žaidžia su juodos ir baltos, juodųjų ir baltųjų dialektika, tiek ir muzikos, aišku, motyvai, kurie labai svarbus tiek šioje kūryboje, nes vadinasi Beginas, pirmoji ta dalis, o tai yra šokis. Ir pačios jau išvados, tai, nežinau, pusvalandį dabar jau kalbėjau, kai pasiskaičiavau iki 38, tai jausmų grynumas ir universalumas, išryškinami jausmai ir jie universalizuojami, tas žinoma padeda tada refleksijos, savirefleksijos, plotmėmis einams tam tikromis žiniomis apie antikinį kūrinį ir tai leidžia pamatyti mus atsitraukus šiek tiek per metaforą. Distancijos reikšmė ir prasme, draminio veiksmo permąstymas kalbinių požiūrių, politika ir galios performatyvumas, kas yra labai stipru, kas yra labai svarbu, atsiprašau, erdvės poetika, toks atsirandantis 20 amžiaus reiškinys, užmirštų zonų iškelimas, čia kalbant, aišku, jau apie postkolonijinį kontekstą. Pavyzdžiui, Viljamso Giesmių tramvajuje yra minima negrė, aišku, pagal seną įvardinimą, bet iš tikrųjų tas juodas giesmų žemėlapis tampa tarsi jų biški ištraukimas to visiškai trečiarūšio veikėjo, jis, sakykime, pirmą planą. Tai iš manęs tiek. Ačiū.